Sveiki kolegos, noriu Jums parodyti, kaip lengvai ir greitai susikonstruoti tuniką į pliažą. Su tokia tunika karštą vasaros dieną Jūs puikiai jausitės ir namuose. Šitas tunikos dydis puikiai tiks nuo XS iki keleto XL. Dydis universalus, konstruojasi lengvai. Braižysiu 2 kartus mažesniais atstumais tam, kad Jums būtų lengviau. Be abejo, surašysiu visus išmatavimus. Nusibraižom statų kampą. Nuo šito kampo atidedam 10 cm, rašau 10. Į apačią atidedam 2 cm. Čia yra 2. Čia bus mūsų nugaros priekaklis. Braižom švelniai lenktą liniją. Štai čia status kampas. Viskas, nugaros kaklas jau yra. Greita, ne? Tada atidėsime petį. Nuo šitos horizontalios linijos žemyn atidedu 10 cm ir sujungiame šitą tašką ir peties tašką, o va čia atstumas gali būti nuo 35 iki 40 cm. Vadinasi, jūsų rankovės, va šitas ilgis, kuris užkris ant rankos, nuo kaklo bus nuo 35 iki 40 cm. Norit, atidėkit 35, 40 bus kažkur plius minus alkūnės sritis. Tada nuo šito taško būtinai dedam liniuotę, va štai taip, statmenai, brėžiame statų kampą. Peties pabaiga. Ties peties pabaiga mums reikia nusibrėžti rankovės išėmimą. Dabar kiek daryti rankovės tą apimtį? Darom maždaug nuo 23 iki 25 cm. Brėžiam statmenai. Viskas labai paprasta. Atidėjau čia nuo 23 iki 25. Kiek jūs norit? Jeigu jūs esate mažesnio dydžio, nuo XS iki kokio L galite dėti 23. Jeigu esate didesnio dydžio, galima padidinti šitą taip 25, 26. Labai didelio nedarykit. Toliau mums reikia atidėti savo tunikos ilgį. Nuo štai šito taško nugaroj, čia priekaklis, čia yra tas 7 kaklo slankstelis, kuris yra atsikišęs. Nuo jo mes atidedam tunikos ilgį. Čia jau kas kaip norit. Norit iki kelių, norit virš kelių, norit iki pusės blauzdų. Jeigu 100 bus kažkur tai plius minus aplink kelius, čia jau moteris prašom pasimatuoti ir atidėti pagal savo pageidavimą. Atidėjau savo ilgį. Tarkim, aš čia rašau, kad aš atidėjau 100 cm. Tada mums reikia atidėti tunikos plotį. Tunikos plotį reikėtų atidėti pakankamą, kad jūs jaustumėtės komfortiškai. Čia mes atidedam nuo 40 iki 45 cm. Yra va štai šitas nuo 40 iki 45. Jeigu jums kyla klausimas, jeigu esate didesnio dydžio, o aš čia tilpsiu, paskaičiuokim, tarkim, 40 cm. Čia yra vienos detalės pusė, tarkim nugaros pusė. Tai nugara yra pilna detalė 40 plus 40 jau 80. O dar priekis tiek pat 80. Tai jau gaunasi per klubus, tarkim, 160. Tai jeigu pas jūs per klubus yra 150, vadinasi, jūs puikiai telpat. O visos lieknesnės, gražesnės irgi puikiausiai tilps. Išlaikome šitą atstumą ir keliame iki pat viršaus. Atidedu ir brėžiu link pažasties. Likus nedideliam va šitam atstumui, tam, kad va čia gražiai mes ir lengvai, svarbiausia, susiūtumėm, mes imam ir taip čiut taip užapvalinam šitą vietą ir perinam gražiai į nulį. O, paprasta. Nugara. Lenkimas. Viskas. Nugara jau yra. Dabar priekis. Priekį, ką mums reikia padaryti? Paliekam peties tašką tą patį, nuo šitos vietos atidedam dekoltę. O, čia tai jau atidedam kiek tik norim. Norim 23, norim 25. Kiek jau jūs ten savo leisite parodyti, tiek turėsit. Galite V formą, galite lenktą,
o kokią tik tai norit, galite kvadratinę. Štai, pažiūrėkit, 1, 2, kiek linijų, 1, 2, 3, 4 ir jau tunika gatava. Tikiuosi, mano pamoka buvo jums aiški. Vasarą gaudinkim saulę, būkime gražios ir siūkim pačias geriausias ir gražiausias tunikas. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.